Aštuntas skyrius. Drakonų sala. Deja, kitą dieną, kurią Rudolfas leido pratęsti pažintį su Koralu, buvo nukelta į dar kitą dieną dėl neplanuotos sumaišties. Naktį sunegalavo Izabelės Karolina. Mergaitė tykiai kaip vaiduoklis įslinko į tėvų miegamąjį, pažadino mamą ir pasiskundė, kad jai skauda pilvuką. Sakiau grįžtant nevalgyti tiek persikų, subarė Izabelė, keldamasi iš lovos. Mes lenktyniavome, kuriai daugiau tilps, proverksmiais paaiškino Karolina. Na ir lenktynę sugalvojote. Izabelė pridėjo ranką mergaitei prie kaktos, karšta. Ji pusbalsiu, kad nepažadintų Antuano, išsikvietė namų robotą, visų galų meistrą. Išmanieji žmogaus išvaizdos namų robotai sugebėjo viską. Tvarkyti kambarius, gaminti maistą, prižiūrėti vaikus. Jis ir dabar būtų puikiai susitvarkęs su Karolinos bėda, bet mergaitai norėjosi mamos rankų šilumos ir jos dėmesio. Izabelės ir Antuano namų robotas buvo rūpestingos vidutinio amžiaus moters išvaizdos. Tokią jie patys pasirinko iš gausaus formų bei charakterių meniu. Patikima ūkvedė atitiko Izabelės įsivaizdavimą apie namų ekonomę ir guvernantę. Jie patys ir vardą jai suteikė. Tokia buvo bendravimo su namų robotais tradicija. Lidija. Mergaitė turi karščio ir prastai jaučiasi. Izabelė tarė įėjusiai robotei. Didelis kiekis vaisių sutrikdė žarnyno darbą ir tai tėra individuali Karolinos organizmo reakcija. Jau daviau jai vaistų, turėtų greitai atliekti. Šiltu, dėmesingu balsu paaiškino robotė Izabeliai. Ji švelniai paglostė Karolinai galvą ir remdamasi įdiegtomis žiniomis apie motinų mąstyseną tyliai numatė, kad Izabelė susirūpins ir dėl sūnaus. Todėl ramiai pakartojo. Ši organizmo reakcija yra individuali ir neužkrečiama. Mama, ar galiu miegoti su tavimi? Naudodamasi savo prastą savijautą, sumurkė Karolina. Lipk į lovą, o aš eisiu pažiūrėti, kaip jaučiasi Pjeras. Gal tie persikai buvo užkrėsti ir vaikai apsinuodijo? Mačiau, kaip Pjeras jų ėmė po vakarienės. Aš taip pat valgiau, man jau maudžia pilvą. Nervinis spazmas susijaudinus dėl dukters savijautos. Neklausiama moksliškai paaiškino robotė. Šiuos jo žodžius, kaip ir komentarą dėl Pjero, Izabelė praleido pro ausis. Ji nesiginčijo. Tiesiog vaikų priežiūros klausimų nepasitikėjo technologijomis ir viską kontroliavo pati. Izabelė leido Lidijai sekti iš paskos, kad robotė nustatytų sūnaus būklę, jei paaiškėtų, kad jis taip pat jaučiasi blogai. Jų gali būti ir daugiau variantų. Gal tai peršalimas per ilgai išbuvus po vandeniu, arba kokia nors ūmi vandeniu sklindanti infekcija. Jos tyliai įsliūkino į Pjero kambarį, priėjo prie lovos, pakėlė antklodę ir abi neteko amo. Po ja tysojo žmogaus formos drabužių kulys. Kur Pjeras? Garsiai sušuko Izabelė. Kaip galėjai nepastebėti, kad jo nėra namie? Robotė kaltino be reikalo. Pjero kambario perimetras nebuvo saugomas ir namų prižiūrėtoja nebuvo gavusi nurodymo sekti vaikus, kai šie būdavo namie. Kambario langas dieną naktį būdavo atviras, pro jį berniukas matyt ir išsirapštė nepastebėtas. Gal jį pagrobė vietiniai laukiniai, juk salos glūdumoje gyvena čiabuvių gentis, jie turbūt žmogėdros, kurie tik ir tyko nesužiūrėtų vaikų. Izabelė apėmė pačios susikeltas siaubas nemenkesnis už Zedono vizijas. Saloje nėra žmogėdrų laukinių.
ramiu balsu atsakė robotė. Jo negalėjo pagrobti, nes po mūsų vilų teritoriją vaikščiojančius svetimus asmenis jaustų perimetro apsaugos sistema. Sistemas galima sutrikdyti, irzliai mostelėjo Izabelė ir bėgte grįžo į miegamąjį. Antuanai, Pjeras dingo, ji papurtė už peties kietai įmigusi vyrą. Turbūt susiorganizavo naktinę puotą ar žūklę su kitais berniukais. Pasidairyk per vidinį drakonų kanalą. Po ateitį ir sužinosi, kur jis buvo ir kada grįžo, sumurmėjo Antuanas ir nugrimzdo į sapną. Apimta pykčio dėl vyro abejingumo, Izabelė sušuko. Jeigu jam kas nors nutiko ir aš apie tai sužinosiu besidairydama po laiko drakonų kanalą, Lina negalės to įvykio pakeisti, nes jai draudžiama koreguoti mūsų pačių realybę, tarsi nežinotum. Tai nueik pas Liną ir paprašyk, kad ji pasižiūrėtų, tuomet liksi nesužinojusi, kas jam. Ir ji galės koreguoti viską, kaip tik sugalvos. Vadinasi, tu irgi manai, kad jį pagrobi ir turbūt jau suvalgė arba ruošiasi suvalgyti laukiniai. Vargšas vaikas dabar išgyvena siaubą ir skausmą. Karolina, patikėjus, kad jos broli kepa ant laužo, ėmė garsiai verkti. Antuanas galutinai prabudo. Suvokė, kad savo neatsargę pastabą prisivirė košės. Jis apkabino mergaitę ir ramindamas jai tarė. Spindulėli, tavo broliukui viskas gerai. Nėra čia jokių žmogėdrų. Čiagi ramybės sala, o ne vaikų valgytojų. Izabelė ant naktinių marškinių paskubomis užsimetė ploną chalatą ir išbėgo pro duris. Linos vila buvo tolėliau. Iki jos Izabeliai teko prabėgti pro Zedono ir Luko vilas. Jai šovė galvą įsitikinti, ar kas nors neįsibrovė ir pas juos. Ji pabeldė į Zedono miegamojo langą. Kas nutiko, pasigirdo žvalus Zedono balsas, lyg jis visai ir nebūtų miegojęs. Dingo Pjeras, ar tavo anūkai vietoje, sušūktelėjo jam Izabelė. Ei, Soredai, ar vaikai namie? Zedonas nesivargino eiti pats ir nurodė patikrinti situaciją namų robotui. Atsakymas atėjo po akimirkos, nes visuose vilų kambariuose buvo sumontuoti vaizdo ir garso davikliai. Abu vaikai savo lovose nors ir nemiega. Tai aš juos pažadinau, susivokė Izabelė. Atleisk, kad sutrukdžiau, bet man labai neramu. Tai jau tikrai. Zedonas, kol kalbėjo, apsirengė ir iššoko pro langą. Ką ketini daryti? Ar nurodai robotams apieškoti salą? Einu pas Liną, gal ji pažiūrėtų, kas nutiko. Man pačiai negalima, nes tuomet negalėsiu pakeisti įvykių eigos, jeigu Pjerui kas nors ne taip. Gerai, aš tave palydėsiu. Savo psichinėmis galiomis Zedonas nepastebimai apramino Izabelę. Kad ir kas būtų nutikę, blaivus protas dabar reikalingas labiau nei motiniška panika. Ar kas negerai, jiems šūktelėjo pro langą Lukas. Jo budrų miegą pažadino draugų pokalbis, nors ir nenugirdo jo esmės. Izabelė paaiškino, kas vyksta ir paprašė įsitikinti, ar nedingo jo mergaitės. Lukas taip pat pasinaudojo namų robotės pagalba. Jos, kaip ir Zedono anūkai, nemiegojo, o Liucija išgąsdinta naktinio triukšmo jau ruošėsi verkti. Aš tuoj, tarė Lukas Izabeliai. Jis nuskubėjo į Liucijos kambarį ir paėmė mergaitę ant rankų. Kadangi pats susirūpino dėl Pjero, kartu su dukrele išėjo į lauką ir pasivijo Izabelę su Zedonu netoli Linos vilos. Jis nedrįso žvalgytis į ateitį per drakonų kanalą dėl tos pačios priežasties kaip ir Izabelė. Tegu Lina viską jam išaiškina kaip tikra senovės orakulė. Iki Linos prisibelsti buvo sunkiau, ji naktimis mėgo visišką tylą, dėl to savo miegamąjį buvo apgaubusi apsaugą nuo išorės garsų.
Zadonas balsu kreipėsi į Linos namų robotą ir paprašė pažadinti šeimininkę. Visi trys nekantriai laukė prie jos miegamojo lango. Pagaliau pro jį pasirodė susivėlusi Linos galva. Kas? Trumpai paklausė ji. Ar tavo vaikai vietoje? Izabelė nuosekliai tęsė naktinę vaikų inventorizaciją. O kur daugiau jie galėtų būti? Nustebo Lina. Ei, Megė! Po šiek tiek ilgiau nei ankstesniuose namuose trukusios pauzės pasigirdo netikėtas roboto atsakymas ištartas jaunu sutrikusiu moterišku balsu. Panelė Izabelė ramiai miega. Ponaičio Tauro nei lovoje, nei namie nėra. Man labai gaila, Lina, aš nežinau, kur jis. Vilų teritorijoje jo taip pat nefiksuoju. Tai ir jį pagrobė, susijaudinusi sušuko Izabelė. Jai staiga ėmė virpėti kojos ir vargšė Piero mama tvirtai įsitvėrė į Zadono ranką, kad nenugriūtų. Kas pagrobė, su jauduliu užsikrėtė Lina, ar matei ką? Zadonas abiem jom paskleidė ramybės įtaigą ir už Izabelę paaiškino Linai. Dingo Pieras. Izabelė nori, kad pasidairytum, kur ir ką jis, tai yra jie, veikia. O gal dar ir Milenos anūkių trūksta? Einu pasiteirausiu, pasisiūlė Lukas ir nešinas prie jo tvirtai prisispaudusią išsigandusią Liuciją, skubiu žingsniu nuėjo. Izabelė, kad ir kas jiems būtų nutikę, aš sugebėsiu juos pargabenti atgal sveikus. Su nematoma Zadono pagalba atgavusi vidinę pusiausvyrą, tvirtai tarė Lina. Tuoj apsirengsiu, kol grįš Lukas ir sulakstysiu į Piero ir Tauro buvimo vietą. Kol jie greitai vilkosi džinsus ir ilgomis rankovėmis marškinius, nes naktis buvo vėsoka, grįžo Lukas lydimas Milenos. Mergaitės miega, perdavė jis. Tuomet keliauju ieškoti jų dviejų, tarė Lina. Tuoj pat grįšiu, būkit ramus. Ji panoro atsirasti šalia Tauro. Nežinojo, ar berniukai dingo kartu, ar tai tik sutapimas. Pradėjo paiešką nuo savo sūnaus, mintise teisindamasi Izabelį, kad sugrįš su jais abiem, tuo pat metu ir niekas nesužinos, kad Piero ieškojo vėliau. Atsidūrė tamsioje katerio kajutėje. Laivas ramiai supavosi ant vandens prie kranto. Išgąsdinti jos netikėto atsiradimo šūktelėjo du vaikai. Ir kągi mes čia veikiame? Piktai paklausė Lina berniuko. Mama, nekalbėk garsiai, dar išgirs drakonas ir mūsų ės, nutildė ją Tauras. Koks drakonas ir kur mes esame? Drakonų saloje. Takatas sakė, kad čia jie gyvena. Mes susilažinome, kad neišgąsdinsime jo. Takatas tai neišsigando, įveikė jį savo magiją. Ak, ir Takatas čia buvo, ledinus Linos balsas nuskambėjo grėsmingai. Ir kada jis suspėjo? Pieras stipriai niuktelėjo įsislėpusi Taurą. Šitų smulkmenų tėvams atskleisti nedėrėjo. Jau gana, kad juos pačius aptiko ir dabar bus bėdos aiškintis, kad jie naktį pabėgo iš namų ir patys vieni išplaukė į tolimąją salą. Taip, Takatas ir Gridas jau kelintą naktį slapta išplaukdavo kateriu į jūrą. Kateriai buvo visiškai automatizuoti, užtekdavo nurodyti balsu, kur nori patekti, o toliau laivas pats saugiai pristatydavo keleivius į pasirinktą vietą. Vakar Takatas jiems pasakojo, kad už valandos kelio vandenynų į rytus, mažoje uolėtoje saloje, jie su Gridu sutikė didelį drakoną. Tas jų vos nesurijęs, bet Takatas savo magiją jį užmigdęs ir broliai spėja pabėgti. Pieras pasijuto privaląs įrodyti, kad jis nemenkesnis už metais vyresnį Takatą. Įkalbėjo Taurą plaukti kartu. Kai drakonas pasirodys, pasakysime jam, kad mano mama,
o tavo tėtė irgi drakonai ir jis mūsų nelies, gal net sutiks mus paskraidinti, įkalbėjo Pjeras taurą. Nušluostysime nosį pasipūtėliui takatui, parskrisime atgal ant drakono nugaros. Tačiau kai atplaukė į salą, juos apgaubė nežinomybės persmelkta tamsa. Jie pasijuto vieniši ir planas neatrodė genialus. Kas, jei tas drakonas pasirodys besąs jų tėvų priešas ir kerštaudamas juos suris? Kaip jie apie tai nepagalvojo prieš išplaukdami? Sėdėjo kateryje, įsitempę, klausėsi šnaresių, paukščių klykavimo ir laukinių žvėrių kaukimo. Prieš atsirandant Linai abu buvo siaubingai įsibaiminę. Dar akimirką kuris nors būtų neatlaikęs ir gėdingai pasiūlęs draugui plaukti atgalios. Pjeras niekam nebūtų prisipažinęs, kad pasirodžius Linai apsidžiaugė ne mažiau už taurą. Jau geriau pila namie, nei siaubas naktį nesvetingoje saloje. Įsitikinusi, kad vaikų niekas negrobė ir kad jie saugus, Lina aprimo. Norėjo juos išbarti, tačiau jai patiko jų kelionės tikslas. Tikras nuotykis – naktį su draugu slapta plaukti į kitą salą medžioti drakonų. Kad taip jai tokia išvyka jų amžiuje. Galiu šią pramogą pratęsti mums visiems, jai švystelėjo mintis. Per akimirką išsirutuliojo visas planas. Lina patenkinta nusišypsojo. Tuoj grįšiu, pažadėjo berniukams. Ir tai jums bus malonus siurprizas. Kur Pjeras, sušuko Izabelė išvydusi, kad Lina grįžo viena. Medžioja drakoną, ramiai atsakė Lina. Tamsoje nesimatė, kad jos akys žiba, o lūpos išdaigėliškai šypsosi. Ką? Siūlau mums visiems prisijungti prie šios pramogos. Išlaikydama rimtą toną tęsė Lina. Ar norėtum, Liusyte, pamatyti tikrą drakoną ir ant jo paskraidyti? Su tėte kartu? Sušnibždėjo mergaitė. Nuo jos stipraus apsikabinimo Lukui jau skaudėjo kaklą. Žinoma, kad kartu. O tu, tėte? Naktinė išvyka su vaikais, susigaudė Lukas. Taip, į drakonų salą. Plaukti apie valandą laiko. Atsirasime prieš aušrą. Tuo metu, kaip tik pasirodo drakonai. Tai bus tavo, Liusyte, tėtės drakonas Ormandiras ir jo sesuo drakonė Girdiara. Ar ketini mus visus nukelti į drakonų karalystę, nusistebėjo Zedonas. Ne, tik tave, šniptelėjo jam Lina. Tau slapta parodysiu tuos 2 padūkelius, kai jie patys buvo dar paaugliai. Tikiuosi, savo psichinėmis galiomis sugebėsi mums visiems įteikti, kad regime drakonus ir su jais bendraujame. Čia tai bus reginys, patenkintas patrynė rankomis Zedonas. Taip taikiai panaudoti mano galių dar niekas nebuvo sugalvojęs. Linos pasiūlymą keltis vidury nakties ir plaukti į drakonų salą suaugusieji sutiko ne taip entuziastingai kaip jų atžalas, nes miegą vertino labiau už nuotykius, ypač vienišiai. Tačiau dėl vaikų nė vienas neatsisakė. Susirinko visa grupė – 13 suaugusiųjų ir 8 vaikai. Paskubomis susikrovė maisto, drabužių ir kitų būtinų dalykų. Susėdo šeimomis į kelis atskirus katerius ir išplaukė Linos nurodytą kryptimi. Izabelę ir Antuaną bei savo ir jų mergaitės Lina perkėlė tiesiai į katerį, kuriame buvo surengę pasalą berniukai. Tuoj prisijungsiu prie jūsų. Drauge lauksime atvykstant likusiųjų, pažadėjo. O kol kas norėjo savo idėją dar šiek tiek pašlifuoti. Ji persikėlė į laivą, kuriuo plaukė Zedonas su anūkais, ir jį pasigrobė į drakonų karalystę tolimoje praeityje. Naujos aplinkos vaizdas mažai skyrėsi nuo įprasto ramybės saloje. Tik tiek, kad paliko
gilią naktį, o čia pro debesis švietė vidudienio saulė. Netoliese tingiai teliuskavo vandenynas. Jo dugnas buvo negilus, dėl to vandens paviršius švytėjo šviesiai žalsvais atspalviais, kurie tamsėjo tik gerokai toliau į horizonto pusę. Liną ir Zedoną gaubė nematomumo ir negirdimumo skydas. Jis buvo skirtas tam, kad jų nepastebėtų jauni drakoniukai. Kol kas jų čia nesimatė. Lina taip suplanavo savo atsiradimą, kad šis sutaptų su kažkada jos patirta kelionė ant Girdiaro sparnų. Jie dvi skriejo pasitikti iš tolimos kelionės parskrendančio drakonės brolio. Kokia specifinė atmosfera, užsimerkęs ir traukdamas į save orą lėtai tarė Zedonas. Jauti? Lina nejautė. Gal dėl to, kad šiame laike tąsyk viešėjo ilgai ir apsiprato su juo, nors ir tuomet jis jai neatrodė ypatingas. Išskyrus tai, kad jame gyveno gausybė ugnimi alsuojančių ir mintis skaitančių drakonų. Ar žinai, kad tavo berniukčiai naktimis slapta tyrinėjo salyną, lyg tarp kita ko paklausė Lina ir papasakojo, ką išgirdo iš tauro. Jai buvo įdomu, kaip jis reaguos į šią žinią. Zedonas neigiamai papurtė galvą, bet atrodė patenkintas ir linksmai atsakė. Būsimasis valdovas turi augti be baimės, smalsus, veržlus, jį turi traukti naujos vietos. O kad jo dėka, tegul ir netiesiogiai, mes patys dabar patirsime nuotykį, tik rodo tą gato gebėjimą kurti situacijas, vertingas talentas, panašus į tavąjį, savo veiksmais sužadini kitų žmonių ir ištisų grupių gyvenimo pokyčius. Nesiruoši jų barti, atrodys, kad pritari. Nieko jiems nesakysiu. Jei jie turi nuo manęs paslapčių, tai ir aš turėsiu. Jie įtars, kad kai ką apie juos žinau ir kamuosis nuo tos nežinios. Linksmai sukrizeno dėl savo išmonės atlantietis. Na, kur tie tavo drakonai, kuriuos turėsiu joms rodyti? Tuoj, turi atjoti žirgais dvi merginos. Viena būsiu aš prieš kokius 10 metų. Kita bus jaunutė Girdiara žmogaus kūnu. Izabelės ankstesnysis įsikūnijimas. Įdomus tas gebėjimas žmogiškąjį kūną transformuoti į drakoniškąjį. Balsiai mąstė Zedonas. Juk per labai trumpą akimirką turi persikeisti aibė kūno ląstelių, organų, funkcijų, kažin ar jiems skauda? Nemanau, bent jau niekada apie tai neužsiminė, neatrodė, kad jai skaudėtų. Kai tai vyksta nuo mažumės, matyt, įgunda viską atlikti greitai ir neskausmingai. O, žiūrėk. Pakrantė į jų pusę jojo dvi raitelės. Priartėjusios per kokius 10 metrų nušoko nuo žirgų, užmetė jų pavadžius ant žemėn įkaltų baslių, abi žvelgė į dangų. Jaučiu, kad Ormandiras jau visiškai čia pat, tarė jaunesnioji, kuriai iš pažiūros gal buvo 15 metų. Ji buvo liekna, tamsaus veido, su stora juodų plaukų kasa iki juosmens. Antroji raitelė Linai ir Zedonai buvo gerai pažįstama. Būtent taip atrodydama, Lina pirmą kartą lankėsi Zedono karalystėje ir su juo susipažino. Lina žinojo, kad neturi teisės kištis į savo šio įsikūnymojo praeitį ar su ja kontaktuoti. Ji ir neketino savęs kalbinti ar savo pasirodyti. Tačiau pomėgis laužyti visas įmanomas taisyklės ir nuostatas ją paskatino pasirinkti Zedono pažinčiai su drakonais tą akimirką, kai ir pati būtų buvusi šalia jų. Norėjo pasižiūrėti į save iš šono, prisiminti, kaip atrodė
30-metė drakoniukų auklė, ir beveik pasigailėjo šio savo sumanimo. Jau buvo pamiršusi tą savimi patenkintos, egocentriškos asmenybės veido išraišką. Vos 8 metų laiko tarpas, o koks brandos skirtumas. Susitikimo su savimi jausmas buvo toks keistai verianti širdį, toks gyvas, kad sujaukė visas Linos mintis ir smarkiai sutrikdė. Net nepajutusi stipriai įsikabino Zedonui į ranką, kaip nesenai tai darė Izabelė. Bus vienos mėlynės, pats savo pasiguodė Zedonas ir pasiuntė Linai ramybės šuorą. Dabar nelaikas stebėti save, nelaikas graužtis, ar kuo jie čia užsiema. Ką Girdiarai atsakė Lina, abu praklausė. Tačiau nepraleido pro akis nuostabios transformacijos. Lyg kompaktiškas lankstomas žaisliukas, kuris pustelėtas prisipildo oro ir įgyja savo tikrasias formas. Girdiara plastišku judesiu išrutulioja savo mergaitišką kūną į tamsį kaštoninį grakštų drakoną didelėmis tamsiomis akimis. Ak, koks grožis, susijaudinęs sušnabždėjo Zedonas. Lina pirmą kartą matė jį atvirai reiškiantį susidomėjimą kitų laikų gyvenimu. Iki šiol, kad ir kiek jam rodė ateities pasiekimų, Zedonas niekuo nesistebėjo. Viskas jam atrodė suprantama ir lengvai paaiškinama. Visur vien tik magija bei įvairios jos apraiškos. Po saulė nieko nauja. Dabar Zedonas staiga ištirpo. Kažin kas jį stipriai paveikė. Suprato Lina. Ankstesnioji Lina vikriai užsirangė ant drakonės keteros, per jai paslaugiai atkištą priekinę leteną. Vikstelėjo galingi sparnai ir jiedvi nusklendė į debesis. Po kelių minučių dangų raižė jau 2 didingi kūnai. Prie rudosios prisijungė juodas, blizgus, vikrus drakonas. Jie grakščiai nardė oro srovėse, lyg šokdami ar žaisdami. Noriu pamatyti, kaip jie nusileidžia, sumurmėjo Zedonas, net plėšdamas akių nuo reginio, kad galėčiau geriau atkurti. Šalia Ormandiro negalėsiu mūsų ilgai užlaikyti, nes jis girdi mano mintis, paaiškino Lina. Gal ir Girdiara girdi, tačiau neišsiduoda. Stebėkime nusileidimą iš tolėliau, susilaikysime nuo bet kokių minčių ir tikėkime, kad būdamas šalia anos Linos, jis nepajus dar vieno jos minčių šaltinio. Jie paėjo tolėliau nuo kranto ir ėmė laukti. 2 drakonai parsklendė prie žirgų. Gyvuliai buvo prie jų pratę ir nesibaidė grėsmingų plėšrūnų, kuriems būtų buvę tik lengvas užkandis. Lina nusiropštė nuo Girdiaros. Tuomet abu drakonai atvirto į žmones. Ormandiras buvo panašus į savo seserį, tik aukštesnis ir griežtesnių veido bruožų. Tasaisi su tais savo žirgais, nepatenkintas jis tęsė pradėtą ginčą. Gėda darai drakonų giminiai, juos reikia ėsti, o nedraugauti su jais. Žmonės irgi galima ėsti, bet juk tarp jų yra ir draugų, arba draugių, atkirto Girdiara, sėsdamas ant savo žirgo. Lina jau buvo balne ir į dvynių ginčą nesikišo. Kai su jomis atsidraugauju, jas suėdu, atkirto brolis. Šalia Zedono stovinti vėlesnioji Lina atsiminė, kaip jai iš pradžių toks Ormandiro humoras kėlė nerimą. Ir žinok, kad geras. Ar tai tik pokštas?
juk jis grobdavo jam patikusias merginas ir gabendavosi į nuosavą mažą negyvenamą salą, kas žino, gal ir jas surydavo. Lina pamiršo, kad buvo tvirtai nusprendusi nieko nemintyti. Šalia žirgų bėgantis ormandiras mąsliai pasuko galvą į jų pusę, lyg būtų nugirdėjęs jos minčių aidą. Lina sugriebė Zedoną už rankos ir skubiai grąžino į 23 amžių. Jie stovėjo ant katerio denio, nuošaliau nuo anūkų, kad tie neišgirstų, apie ką šnabždasi vyresnieji. Ar tiek įspūdžių pakaks? Paklausė ji Zedono. Ne, ir jau niekada nebus gana, atsiduso Zedonas. Susirgau, mane pakerėjo drakonų forma. Noriu būti laiko drakonu. Ar tai įmanoma? Tik genetiškai ar ir kitaip? Kaip tampama laiko drakonais? Zedonai, tu jau senokai pažįsti laiko drakonus. Nustebusi atsakė Lina. Mokei magijos Haraldą ir Luką. Šis pas tave gerus metus pragyveno. Dabar dar ir Izabelė per dienas greta sukiojasi ir nė karto neprasitarei, kad jie tave būtų ko nors apžavėję. O vos išvydai jauno, neįtin išmintingo drakono kūno formą ir tai tave taip paveikė? Lukas, Haraldas, Izabelė šį gyvenimą dar nepakankamai atsivėrė savo aukštesniai sąmoniai, kad pajėgtų perteikti visą laiko drakono galią, atkirto Zedonas. Dabar laikas visiškai kitoks nei buvo mano epochoje ir nei jį spėjau pajusti drakonų karalystėje. Negi pati nesi pastebėjusi, kokia įmagnetintai sąmoninga ten buvo laiko dimensija. Na, neryžtingai nutęsė Lina. Ne, nepastebėjau, o ką? Laiku jį manipuliuoja nuo mažumės, tas tiesa, bet laiko materijos nei jo tėkmės skirtimų nejaučia ir neturi jam jokių sentimentų, išskyrus tą vieną nepasitenkinimą dėl atsiradusios realybės po jos pirmosios korekcijos, kai ji prarado savo gyvenamąją epochą. Nors čia jau greičiau turėtų reikšti pretenzijas erdvei dėl paralelinio realybės atsišakojimo. Ne, laikas ne jos kūrybos įrankis. Jai lengviau tvarkytis su amžinai kupina galva idėjų, o laiko materijos kūriniai iš jos draugų dirbtuvio. Drakonų karalystėje net jaunas drakoniukas turi tiek sąmoningumo, kad jis tiesiog spinduliuoja laiką, kaip kitas skleidžia aplink save meilę ir grožį, liejo savo įspūdžių Zedonas. Kai keliavome į laiko visatą, jau ten pajutau tą kažką, kas mane užkabino. Maniau, gal vertėtų apie tai pasikalbėti su Izabelė, Luku ir Haraldu, bet kaip atsakas išnirai tu su savo pasiutusią naktinio žygio idėją. Ir dabar štai drakonų karalystės atmosfera kupina laiko drakonų sąmoningumo. Man įkvėpė naują troškimą. Noriu tapti laiko drakonu ir spinduliuoti laiką. Ar tai įmanoma? Vėl atkakliai pakartojo jis. Turbūt, gūžtelėjo pečiais Lina, reikės paklausti vyriausiojo žemės laiko drakono Moriso. Galėčiau tave nusigabenti į 22 amžių su juo susitikti, juk žodis drakonas reiškia ne fizinę formą, nors senovėje būtent ta forma leisdavo jiems įveikti didelius atstumus. Tai tik tam tikros sąmonės rango pavadinimas. Kaip koks laiko valdovas, jei įvardytume tavo epochos terminu, ar laiko inžinierius mano epochos terminu. Tie, kurie valdo ir prižiūri laiko dimensiją. Sutarėme. Susitiksime su Moriso ir aptarsime, kaip man tapti laiko
valdovu inžinieriumi. Tvirtu, karališkai įsakmiu balsu apibendrino Zedonas ir kiek minkščiau pridūrė. Vėliau žinoma, kai baigsime su kitomis visatomis. Esu nuoseklus ir neketinu blaškytis. Be to įtariu, kad tai bus mano kito fizinio įsikūnymo projektas, o šis įsikūnymas tęsis kaip planuota didžiulės imperijos valdovas, galingiausias savo laikų psichurgas, niekas kitas. Nors tie gerai, atsiduso Lina, nes jau buvo pradėjusi nerimauti, kad be visų savo darbų jai reikės rūpintis Zedono mokslais pas laiko drakonus ir kilnoti jį po įvairias epochas. Lina paliko Zedoną su berniukais plaukti į drakonų salą, o pati persikėlė į tą akimirką, kurioje buvo palikusi Izabelę, Antuaną, Karoliną ir mažąją Belę. Taip mergaitė vadino ir suaugusieji, kad atskirtų nuo Antuano žmonos Izabelės. Ypač kai šios būdavo kartu. Lina atsirado šalia, draugė išlipo į krantą, tuomet per kelis suskraidimus į ramybės salą prigabeno patogių gultų, šiltų pledų ir šiek tiek maisto, kol atvyks draugai ir papildys jų atsargas. Matydami, kad tėvai nepyksta už naktinį pabėgimą, berniukai atsipalaidavo ir drąsiai pasakojo, kaip jie išsliūkino lauk, kaip patys sugebėjo paleisti katerio variklį ir tiksliai nustatyti jam, kur plaukti. Netgi prisipažino, kad vis dėlto buvo šiek tiek baugoka. Ar drakonas bus didelis ir piktas, susirūpino Karolina. Ne, geras ir linksmas, atsakė Izabelė. Juk Lina sako, kad tai bus mano pačios drakonas, dukrytė. Kai tavo mama gyveno kitą kartą, ji buvo drakonė, kaip ir tavo draugės Belės tėvelis Viljamas ir Liusės tėvelis Lukas. Tu juk ir dabar esi drakonė, ar ne? Paklausė Pjeras. Gal galėtum pasiversti nors vieną kartelį, kad akatas tave pamatytų? Jis netiki, kai sakau, kad mano mama drakonė. Ne šiaip savo drakonė, o laiko drakonė, sūneli, paglostė jam galvą Izabelė. Tai svarbu suvokti ir nemaišyti. Aš juk ne vilkolakė, kuri panorėjusi gali keisti formą į šunį ar arklį. Tada aname gyvenime galėdavau, nes fizinė materija buvo minkštesnė, netokia tanki ir lengviau pasiduodavo minties galiai. Ypač mėgau žirgo formą. Kartais su savo mylimu žirgu Banga šuoliuodavome krante dviese tolimiausius atstumus. Tik niekas to neturėjo nei matyti, nei žinoti. Tuomet laiko drakonui pasiversti kuo nors kitu nei žmogumi buvo laikoma gėdinga. O dabar tai jau tik kaip atsakingos pareigos, darbas, kurį aš atlieku. Prižiūriu laiko tėkmę. Tai mano veikla, o ne kūno forma. Gaila, atsakė neįtikintas mamos veiklos svarba Pjeras. Tauras jam visiškai pritarė. Jeigu lyginsime žodžius veikla ir drakonas, tai jis mieliau savo tėtės veiklą vadins drakonu. Skamba gerokai solidžiau. Kai atplaukė kiti kateriai, jų buvo pradėję brėkšti. Visi išgužėjo į krantą, apsimiegoję, bet susijaudinę, ypač vaikai. Negi iš tiesų čia gyvena drakonai ir jie juos pamatys. Net suaugusiems ne visai buvo aišku, kas vyksta. Juk su Lina niekada negali būti tikras dėl nieko. Jie paėjo į palmių giraitę netoli kranto. Susėdo kas kur ir tylomis ėmė dairytis. Mažosios mergaitės tvirtai laikėsi įsikibusios savo mamų ir tėčių. Berniukai mėgino atrodyti narsus, nors jaudinosi ne mažiau. Drakonai ypač mėgsta skraidyti saulei tekant.
tarsi sąmokslininkė paaiškino Lina. Būkite budrus, jie tuoj pasirodys. Ji mirktelėjo Zedonui, tas jai nežymiai linktelėjo galvą. Štai jis, pasigirdo keli vaikiški balsai. Nuo jūros artėjo nedidelis rudas drakonas. Girdiara, paaiškino Lina. Tėtos Izabelės ankstesnis įsikūnijimas. Per laiko tunelį atskrido jūsų aplankyti. Drakonė atsargiai nutupė netoli grupės ir šiltu balsu pasisveikino. Niekas jai neatsakė, nes nuo netikėtumo prarado žadą. Na, ar taip ir stovėsite išsižioję, ar prieisite prie manęs? Ji pašaipiai kreipėsi į vaikus. Tokių mažulių nevalgau, per mažai mėsytės, per daug kauliuko. Berniukai supratę, kad tai nedaug už juos vyresnė mergaitė, laikėsi santūriai ir susižavėjimo nerodė. Panelės viena po kitos narsiai priėjo artyn. Pirmasis nedrąsumas ištirpo kaip sniegas prieš saulę ir netrukus visos kuo smagiausiai šnekučiavosi. Ar tu mus paskraidinsi? Išdrįso paprašyti Karolina. Juk tai jos mama, tai ko jos varžytis? Žinoma, tik laukiu Ormandiro, tas nuolat vėluoja, dviese bus smagiau skraidyti. Ei, Ormandirai, na kur tu? Garsiai suriaumojo drakonė. Iš dangaus žemyn smigo juodas debesis. Vaikai aiktelėjo ir net suaugusieji krūptelėjo, pagauti reginio tikroviškumo. Čia aš, sese, seniai sukurata virš jūsų galvų, o jūs visiškai nesisaugojate, kaip ir nusinešti tokį nesunku. Na, vyručiai sveiki, kuris nebijote su manimi paskraidyti žemyn galvą. Pajutę vyrišką kalbą, berniukai prisiartino prie juodojo drakono. Čia mano tėtė, išdidžiai paaiškino Takatui Tauras. Ne, čia mano tėtė. Atkirto jį išgirdusi Liusė ir nuo Girdiaros atbėgo prie berniukų pulko, savininkiškai tiesdama rankas apkabinti Ormandiro priekinę leteną. Ne, mano, užsispyrė Tauras. Kur tai matyta dalytis tėtė drakonas su šia maže? Jie buvo be pradeda ginčytis, Liusė patempė lūpą ir jau ketino pravirkti. Tylėkit, subarė juos Ormandiras. Aš jūsų abiejų tėčių ankstesnis įsikūnijimas ir nėra kodėl manęs peštis. Tai tu turi mane paskraidinti, pareiškė jam Liusė. Pačią pirmą, nes aš esu mažiausia. Ormandiras neryžtingai mindžikiavo žvinuotomis kojomis ir su panika akise žvelgė į mažą mergaitę. Tokių jis nemėgo ne tik ėsti, bet ir apskritai su jomis bendrauti. Tokia mažuliukė, baisu neapsižiūrėjus sužaloti. Norėjo paprašyti pagalbos Girdiaros, tačiau ta jau kilo į orą su pirmąja keleivė Karolina. Nu, tėveli, maldaudama apsivijo jo priekinę leteną Liusė. Žvinuota su ilgais aštriais nagais letina patrūkčiojo, lyg norėdama ją nupurtyti, tačiau po akimirkos taikiai išsitiesė į priekį. Tik kartu su Tauru, nes viena gali neišsilaikyti ant mano žvinų ir jokių man ginčių, supratai? Taurai padėk jai užsiropšti ant mano keteros. Tauras buvo nepatenkintas, kad turės kristi su maža mergaitė. Jau jų abiejų Ormandiras tikrai neskraidins žemyn galvą, kaip buvo žadėjęs. Jo laukia nuobodžiai atsargus pasklandimas, nepajus ore atsidūręs ir dar draugai juoksis. Kiti berniukai už kelių žingsnių susibūrusios mergaitės pavydo kupinomis akimis žiūrėjo, kaip Liucija ir Tauras puškuodami ropšėsi drakono koją ir nusitverė jo atsikišusių žvinų. Štai jau ant juodos kupros, išsigandę, bet laimingi. Lina net ir žinodama, kad tai tik Zedono kuriama iliuzija, jaudinosi, tarsi jos
Sūnus būtų tikrovėje rizikavęs nusiristi į vandenį iš aukštybių. Izabelė priėjo prie jos ir pašnibždomis paklausė: Ne visai suprantu, kas vyksta. Ar tu tikra, kad Karolinai viskas bus gerai? Tuo paties dėl Liucijos norėjau paklausti ir aš. Pasigirdo prislopintos Luko balsas iš kitos pusės. Jeigu nukris ar susižalos, ar tu juos prižiūrėsi, ar pasirūpinsi jų saugumu? Galime suorganizuoti ir kritimą, jei pagidausite, užlina jiems atsakė Zedonas. Tai čia tavo darbas. Taip, susigaudė Lukas. Visiems vienu metu sukėlė tą pačią haliucinaciją? Vizija, taip skamba pagarbiau, kolektyvinį sapną atmerktomis akimis. Gal nori paskraidyti pats ant savo nugaros? Šelmiškai pasiūlė Lina Lukui. Protui bus dzeno tipo mankšta, panašiai kaip suploti vienu delnu ir paspausti savo ranką veidrodyje. Lukas nusišypsojo ir smagiai atsakė: Nebent jei atgabensi čia mane mažą iš tėvų dvaro 16 amžiuje, kai dar tikėjau pasakomis ir drakonais. Štai tada tai būtų buvęs malonumas. Aš visai norėčiau, įsiterpė Argona. O gal ši pramoga numatyta tik vaikams ir turime ribotą skaičių drakonų? Drakonų galiu iškviesti ir daugiau, bet ribotas yra mano gebėjimas juos vienu metu valdyti, paaiškino Zedonas. Tiksliau valdyti sudėtingas skraidimo potyrių vizijas. Dėl to vaikus skraidinsime po vieną, o ne visus kartu. Bet dar vieną suaugusiems, manau, sugebėsiu apriepti. Jis atsiras iš mano vaizduotės, toks, koks būsiu aš pats, kai juo tapsiu. Kada tapsi, nustebo Argona? Kitą gyvenimą. Nesileisdamas į smulkmenas, atsakė Zedonas. Nemaišyk man dabar. Štai žiūrėkite į sceną, įsklendžia Argas. Didingai kaip ir dera stambios karalystės valdovui išminčiai, išskėstais sparnais, gaudinamas oro sroves iš salos gilumos, atsklendė toks pat juodas kaip ormandiras, bet dvigubai didesnis drakonas. Judesiai ir mąslios akys bylojo apie jo brandų amžių. Ant žemės likę vaikai aiktelėjo ir pamiršo mažesniuosius drakoniukus, subėgo artyn ir apžavėtai smeigė į jį akis. Jau suprato, kad šie gyvūnai nepavojingi, ugnimi nespjaudės ir jų gyvų neės, tik tas didingas kūnas šiek tiek varžė ir neleido elgtis familiariai. Ar juos galima paglostyti? Paklausė Audra. Aš tau ne koks kačiukas, kad glostytų mane, ar pausius man kasytum, pasipiktino Argas. Tačiau ant mano nugaros galima skristi suaugusiems. Vaikams yra jų amžiaus drakonai, o mane pasikvietė jūsų draugė Argona. Kur ta drąsuolė? Nepabūgusi išsikviesti iš miegų vieną gėlingiausių ir greičiausių drakonų, užriaumojo jis. Visiems net oda pašiurpo nuo galingo balso. Grėsmingas jo tonas nieko neišgąsdino. Tai buvo ne tik galingiausias, bet ir didžiai geros širdies drakonas. Tai suvokę vaikai ėmė glostyti žvilgančias jo priekinių letenų, odą ir lygius tvirtus sparnus. Belė netgi išdrįsto paliesti jam nosį. Drakonas pasimuistė, tačiau stengėsi judėti atsargiai, kad nesužeistų kurio iš mažųjų. Suaugusieji irgi priėjo artyn. Tai tu esi Zedono įsikūnijimas? Patikslino Argona. Būsiu juo, tvirtai atsakė Argas. Tiksliau, jis bus manimi. Na, ponė, štai jums mano priekinė koja. Kviečiu jūs į nedidelę malonę išvyką po vandenyno platybės. Senelis, susižavėjęs sušnibždėjo Takatas. Ir jis jau
buvo stipriai nusivylęs savo kilme ir pavydėjo Taurui ir Pierui. Būti valdovo anūku yra puiku, kol nepamatai, kad tavo draugų tėvai drakonai. Jeigu jam dabar būtų pasiūlę rinktis, kuo būti, jis nedvejodamas būtų išmainęs savo šviesią karališką ateitį į galimybę gimti drakonu. Ar bent drakono sūnumi, ar anūku. Matydamas galingą drakoną senelį, Takatas atgavo pasitikėjimą savimi. Argona nusijuokusi vikriai užsirangė ant drakono kupros. Nors ir suvokė, kad tai tik sudėtingas reginys, sąmoningas sapnas atmerktomis akimis, mielai į jį pasinėrė. Protui tas pats, ar tikrovė, ar haliucinacija, ar įtaiga. Jis vienodai intensyviai išgyvena tiek vienos, tiek kitos būsenos sukeltą malonumą ar skausmą. Šiuo metu Zedonas savo galias skyrė pačiam taikingiausiam tikslui – džiaugsmui teikti. Taigi te gyvuoja džiaugsmas pasijusti vaiku ir išgyventi gyvą svajonę. Nagi, mažieji žmogeliukai, pasitraukite į šonus, kad jūsų neišvėtytų mano sparnai ir jūsų keltas vėjas, įsakė Argas vaikams. Kai aplinka pralaisvėjo, jis išskleidė plačius sparnus ir vikriu šuoliu pakilo į orą. Argona susižavėjusi sukvikė neprašiau už Karoliną ir Liuciją. Tai štai kaip aš atrodysiu, svajingai sumurmėjo Zedonas. Esu mačiusi su savo praeitimi, bet į ateitį pas būsimus įsikūnijimus keliauti nesiryžtu, baugu trikdyti savo pačios ateitį, linguodama galvą, atsakė Lina. Man yra tekę regėti savo ateities įsikūnijimus, įsiterpė Skirma. Jūs juk to ir mokėme. Vienas dalykas yra jausti ir išvysti įsikūnijimus vidiniu žvilgsniu, atsakė Lina. Taip, mačiau maždaug jūsų laikais gyvenantį mano įsikūnijimą, architektą vardu Čarlzas. Lyg ir suvokiu, kad tai įmanoma, tačiau nepatiklioji mano esybės dalis, įsitikinusi, kad tai galbūt tik pasąmonė sukurtas vaizdas. O taip kaip čia susitikti su fiziniu ateities pavidalu. Jis juk tik Zedono sąmonės reginys, priminė Lukas, savo ateities viziją. Ar jis tik fantazijos vaisius, ar realus, ir Zedonas jį nuskaitė iš savo ateities, paklausė Kurcas Rudolfo. Gal jis taip galėtų ir mūsų ateities įsikūnimus iškviesti? Gal ir galėtų, atsakė Rudolfas, tačiau kad įvyktų toks susitikimas, reikia subręsti jį atlaikyti. Kol kas pakaks to sąlyčio su savo buvusiais ir būsimais įsikūnijimais, kurį patyrėme per treniruotės. Mane ir pati džiugina Zedono gebėjimų įvairovė. Viską nors naują sužinau apie šį Atlantidos psichurgą. O dabar jis užsigeidė tapti laiko drakonu, tarė Lina. Klausė manęs, ar tai įmanoma. Manau, kad taip, ar ne? Kaip ir sąmonės ar erdvės drakonu? Taip. Tai tik tam tikros pasirinktos kosminės specialybės įvardijimas, darbų laukas, patvirtino Rudolfas. Bręsdama sąmonė užsiima įvairia savo artimą veiklą. Štai tu pasirinkai būti motinos ašies virpesių kamertone, kaip ir Nastasijos chaosietiškoji sąmonė ugnė. Aš kažkada prieš aibę įsikūnijimų kitose planetose buvau erdvės drakonas. Tai yra pasirinkau valdyti ir prižiūrėti erdvės pasireiškimą fizinėje realybėje. Paskui ilgai buvau gyvybės pasaulio gyventojų gydūnas.
Fizinėje plotmėje žmonėms dažnai nesveikuoja psichika, o ten įvairiais negalavimais serga siela. Sielos gyvūnai čia, žemėje, vadinami šamanais. Galima vartoti šį terminą, nors jo funkcijos gyvybės pasaulyje yra nepalyginti platesnės ir paveikesnės nei fizinėje realybėje. Būtent tada ir susipažinome su Milena. Ar ne, mieloji? O taip, atsiliepė ši, turėjome sunkų atvejį. Vienos būtybės siela dėl jos pasirinktų žemųjų vibracijų praktikų suaižėjo į aštrias smulkias dalis ir kaip užkratas ėmė sklisti po aplinką. Teko susitelkti keliems gyvūnams ir kaip mikrochirurgams išrankioti visas atplaišas iš užkrėstųjų. Viena iš retesnių epidemijų, mąsliai tarė Rudolfas. Deja, gyvybės pasaulyje, kaip ir proto pasaulyje, ne viskas tobula, ne viskas sklandu. Ten vyksta daug įvairių eksperimentų, su kuriais palyginta kišo magija atrodytų kaip nekaltas vaikų žaidimas smėlio dėžėje. Parsklendę atgal, Girdiaras su Ormandiru susirinko naują raitelių porą. Liucija, Karolina ir Tauras atbėgo pas tėvus pasidalyti įspūdžiais. Kilo garsus šurmulys. Zedonai, ar tau viskas gerai? Pasiteiravo prie jo priėjusi Mirja. Atrodo išbalęs ir sviruoji. Gal mes tau galime suteikti gyvybinės energijos? Kaip manai, Haraldai? Paskui ją atsekęs Haraldas, nelaukdamas atsakymo, uždėjo Zedonui ranką ant peties. Kai dirbi su laiko drakonais, nepakenks vieno jų pagalba. Mirja uždėjo jam ranką ant kito peties. Tas tai taip, sumurmėjo neatsimerkdamas Zedonas. Iššūkis nemenkas, tačiau kai mūšio metu sukėliau masinę psichozę visai gretimos karalystės armijai, įtampos patyriau daug daugiau. Dabar man sunkus ne pats įtaigos procesas, bet pozityvių emocijų kūrimas. Jis atima daugiau jėgų. Baisius reginius iškviečiu iš žmonijos kolektyvinės pasąmonės. Jų ten tiek, kad dieną naktį siurbk ir neišsirpsi iki dugno. O pozityvius, šviesius reginius kuriu iš gyvybės pasaulio energijų. Jie turi būti skaistus, džiugus, įkvepiantis. Aukštesnė vibracija, labiau vargsta fizinis kūnas. Ačiū Haraldai, ačiū Mirja. Jūs tikrai laiku. Nepasiduosime fiziniam nuovargiui ir atsilaikysime iki galo, ar ne? O jis dar toli. Paskui Argas paskraidino Izabelę, Liną, Mileną, Anastasiją, Skirmą ir netgi Mirją. Ši iš pradžių atsikalbinėjo, jai šis užsiėmimas atrodė neorus. Jos nuolatinė patarėja gyvenimo žemėje klausimais Anastasija šnipštelėjo. Tai virtuali kelionė ir tavo orumo jokių būdų nemenkina. Šį sapną regi visi kartu, taigi manysi ir tai, kad aš bijau skristi. Aš bijau, supranti, aukščio. Man ima svaigti galva. Tai pastebėjau, kai anądien mus skraidino aplink salyną aviomobilis. Anksčiau taip nebūdavo. Tai prasidėjo, kai atsibudau ramybės saloje. Visokie nepatogumai mane kamuoja žemėje. Gailių balsu skundėsi Mirja. Na ir gerai, kad pamatysi, juk esi tokia pat žmogiška kaip ir mes. Įprask prie to. Nebijok parodyti savo trūkumo, nes slėpdama juos atsiriboji nuo mūsų, susvetimėji. Nagi, vikriau, opa. Stumiama Anastasijos, raukydamasi ir vartydama akis, Mirja atsidūrė ant Argo nugaros. Tik neliek aukštai ir greitai, paprašė ji. Būtinai, brangioji, atsakė šis ir veržliu šuoliu iškilo į dar aukštesnius tolius,
nei su kitomis keleivėmis. Tai prabėgo diena. Išvargę nuo įspūdžių, vaikai vienas po kito sumigo šalia savo tėvų, nesulaukę sugrįžtančių paskutinių skrajūnų. Kai jau visi buvo parskraidinti, Zedonas paleido drakonus į laisvę ir atsigulęs ant gulto sunkiai atsipūtė. Oi Talina, oi Takatas, oi Karolina su savo sunegalavusiu pilvu, puškavo jis nežinodamas, ką kaltinti. Tai bent pasilinksmino, kad jos kur. Jam dėkojo vangiai, nes visi jautėsi pavargę nuo nemigos ir įspūdžių. Saugusieji sugulė kas kur ir tuoj užmigo. Miegojo iki vėlyvos pavakarės. Namo parsirado tik visai sutemus, laimingi ir išsišiepę iki ausų. Naktį užmigo sunkiai, nes buvo išsimiegoję dieną. Šeimos ilgai vakarojo, su vaikais aptarinėdamos dienos įspūdžius, o vienišiai iki paryčių vaikštinėjo pakrantę.